Iki pat 1990-ųjų pabaigos apie grupę buvo paminėta vos keliom eilutėm. Kartu su alternatyvios žiniasklaidos atsiradimu, jų informacijos kontroliavimas pamažu silpo. Šiandien nacionalinio Kapitolijo priemiestyje juodi limuzinai su užtamsintais stiklais suvažiavo prie viešbučio, kur asmens sargybiniai akylai saugojo visą teritoriją. Limuzinai vežė karališkų šeimų atstovus, politinius komisionierius ir industrijos titanus į slaptą susitikimą, kuris tęsis visą savaitgalį. Jie žinomi Bilderbergerių grupės pavadinimu. Ar jų siekis gali būti pasaulio valdymas? Kas 4 metus Bilderbergeriai susirinka Šiaurės Amerikoje ir 2006 metų birželį mes nusprendėme vykti į Otavą, Kanados Kapitolijų, kur ir susitiks Bilderbergeriai. Per ilgą Bilderbergerių grupės istoriją daugelis korespondentų bandymų atskleisti šią grupę baigdavusi nesėkme, sulaikymu ar net kalėjimu. Aš juokais patikinau savo operatorių, kad šios kalbos, apie kurias mes skaitome, greičiausiai yra perdėtos. Aš klydau. Sulaikyti oro uoste. Aš žinau, kad reporteriai sulaikomi oro uostuose, žmonės neįleidžiami. Mes žinome, kad žmonės uždaromi kalėjime 3 ar 4 valandų. Na, tai nutinka dažnai. Tik šį kartą tai nutiko Aleksui Džonsui. Jie prispažino, jog tai dėl Bilderbergerių, jog buvo spaudimas iš vyriausybės siekiant sustiprinti apsaugą ir štai kodėl visą tai atsitiko. Man tą patį sakė 2 skirtingi žmonės. Jie naršė po mūsų įrašus valandas vakar ir šiandien, bandydami surasti ką nors prieš mus. Ir be abejo, ten nieko nebuvo. Buvo tikrai baisu. Aš keliavau po visą pasaulį ir niekada nemačiau nieko panašaus. Jie valandas žemino mane ir sakė, ko jums čia reikia. Ir aš atsakinėjau, na, aš čia tam, kad nušviešiau politinius įvykius, tikiuosi pakalbėti su kai kuriais parlamento nariais. Aš atsakinėjau visus jų užduodamus klausimus. Buvo akivaizdu, jog nesu pavojingas. Buvo aišku, jog neturiu kriminalinės praeities, jog esu žiniasklaidos atstovas. Jie norėjo mane deportuoti, jie jau anksčiau sakė, kad mane greičiausiai deportuos. O tada pasirodėte ir viskas pasikeitė. Tai koks jūsų planas dabar? Mano planas yra eiti pamėginti paimti interviu iš Jimo Tuckerio, pamėginti prieiti prie Bilderbergerių grupės ir gal suspėsime nufilmuoti keletą darbę atvykstančių ir iš to padaryti dokumentinį filmą. Taigi, vietoj to, kad būtume čia 8 valandą ryto, kai Bilderbergerių grupės dalyviai ir 100 planeto elito pradeda rinktis, mes čia atvyksim tik apie 3:30 dienos metu. Ir pažiūrėsime, gal dar pavyks nufilmuoti kažkiek vėluojančio elito. Brook Streeto viešbutis, Otava, Kanada. Kaip jums atrodo, kas šįmet nusimato elito kasmetinių susirinkimų darbotvarkėje? Jie diskutuoja apie Irano užpuolimą ir kaip nuimti Hugo Chavezą. Jie kalba apie tai, kaip sukurti Šiaurės Amerikos sąjungą, kuri sugriautų Kanados, JAV ir Meksikos suverenitetą. Mes kalbame apie Kanados mirtį, štai kas ten dedasi šiuo metu. Jūsų suvereniteto mirtis vyksta tenais būtent šią akimirką. CNN net pranešė, jog šie individai jau išdėstė strateginę dokumentaciją per užsienio reikalų tarybą, kuri taipogi rašo jų akademinės baltasias knygas. Ir visą tai tam, kad būtų sunaikinta JAV, Kanada bei Meksika. Apie 10 atvyko. Jie atvyksta lėtai, didelėse juodose mašinose, berods su neperšaunamais stiklais, ir mums pavyko nufotografuoti kelis iš šių žmonių. Mus laiko per gerą atstumą nuo pastato nemažų būrių apsaugininkų, bet jų bus dar daugiau, kai įvykiai įsibėgės. Ok, tik primenu, kad laikytumėtės atokiau nuo privačios valdos. Gerai, aš ir esu, štai linija, mes pasitikrinom su miestu. Be abejo. Ačiū. Aš atvykau čia iš New Yorko. Aš užsisakiau kambarį gerokai iš anksto, atvykau 10 valandą vakaro, bet jie man pasakė, kad turiu išvykti 8:30 ryte. Ir žinoma, aš pradėjau ginčytis. Buvau nepatenkintas, nes buvau pavargęs, vairavau gana ilgą kelią.
Vėliau aš nusileidau į apačią, norėdamas pavalgyti ir pamačiau krūvą apsaugininkų ir tiesiog norėjau sužinoti, kas čia vyksta. Ir paklausiau, ir jie atsakė, kad čia vyks vestuvės ar kažkoks susitikimas. Aš nusprendžiau dar paklausinėti, nes aš maniau, jog visą tai labai keista. O truputį vėliau pamačiau juos pro viešbučio langą. Jie buvo galinėme viešbučių kieme su žibintais, tikrino kiemą bei medžius. Jie taipogi šukavo ir visą fasadinę viešbučio pusę. Visą tai atrodė labai keista, man buvo įdomu. Atrodė, kad tikrina visą viešbutį. Aš mačiau, kas čia vyks ir aš išėjau. Kai aš atsikėliau šį rytą ir nuėjau išsiregistruoti, tas bičas, su kuriuo kalbėjau paskutinį kartą, pasakė, sužinosiu iš laikraščių. Na, man nereikėjo ilgai laukti, kadangi ten stovėjo grupė žmonių, kurie man viską ir papasakojo. Jiems jau daugiau neišės nieko apmulkinti. Čia juk pilna mentų. Plius Aleksas Džonsas buvo sulaikytas pasienyje. Gaudykite iš abiejų pusių. Taip, tu vagie. Taip, tu keliausi į kalėjimą, kaip Kenas Lėjus. O taip, štai dar vienas. Labas. Mes ne jūsų nusavybė. Mes ne jūsų vergai. Mes nugalėsime naujo pasaulio tvarką. Nauja pasaulio tvarka bus įveikta. Ar jūs tai suvokėt? Džiaugiuosi, kad taip. Ta pati istorija kartojasi per amžius. Etienne Davignon yra Bilderbergerių grupės garbės pirmininkas bei valdomojo komiteto vadovas. Jo vadovaujamas komitetas išrenka ir pakviečia kiekvienų metų dalyvius. Pastarąjį dešimtmetį dalyvių sąrašas korespondentams nutekėjo iš vidaus šnipų. Žiniasklaidos veteranas Jimas Tuckeris persekiojo Bilderbergerių grupę jau apie 30 metų ir sugebėjo demaskuoti 20 jų susitikimų. Mes grįžome į viešbutį pažiūrėti, ar Jimas Tuckeris gavo 2006 metų dalyvių sąrašą. Pirmą kartą apie Bilderbergerius aš girdau 1975 metais ir pasakiau, aš to netikiu. Tai neįmanoma, kas per velnias tie Bilderbergeriai. Aš praleidau 20 laimingų metų su didžiaisiais laikraščiais ir aš maniau, kad niekas negali vykti be mano žinios. Ir vienas dalykas, kuris mane labiausiai nustebino, buvo skambučiai 1957 metais nuo garsiojo Westbrooko Pledgerio žymaus straipsnių autoriaus. Jis parašė 2 ilgus straipsnius apie tai, kaip maždaug 100 lyderių iš finansinio pasaulio, valstybių prezidentai bei aukšti pareigūnai susitikinėjo saugomi ginkluoto apsauginių už uždarų durų, Džekelio saloje visiškai slaptai. Ką ten veikia visi tie galingi internacionalistai ir kodėl tai buvo taip slapta? Kodėl jie turėjo ginkluotą apsaugą? Kodėl susitikimas uždaras? Žiniasklaida visai ignoravo šį įvykį, nei vieno žodžio. Jungtinėse valstijose visiška tyla. Nuo tada aš niekada nenustojau persekioti Bilderbergerių grupę, arba kitais žodžiais tarptautinę gangsterio organizaciją vadovaujamą Rockefellerių ir Rothschildų, kurie manipuliuoja pasauliu savo pačių savanaudiškais sumetimais. Jimai, jūs laukiate šio sąrašo, dažniausiai įgaunate pačią pirmą dieną. Jo dar negavote. Mums buvo pasakyta, kad galite įgauti šiandien. Kiek reikšmingas tas sąrašas? Jis absoliučiai būtinas, nors atvykstančių žmonių identifikavimas, kaip mes visada tai darom, irgi yra labai svarbus, kad sužinoti, ko nėra jų pačių sąraše. Prieš kelis metus kažkas iš Europos atsiuntė mums mašininę kopiją su spausdintinų firminių blankų ir taip toliau, tačiau neatskleisdamas savo tapatybės. Daugiau iš jo nieko negirdėjau. Pavadinimas Bilderberg kilo 1954 metais, kai jie pirmą kartą susitiko viešbutyje Bilderberg.
Tai lyg Šekspyro, kaip jūs norite. Kartą jo paklausė, kaip jūs pavadinsite šią knygą. Ir jis atsakė, kaip jūs norite, turėdamas omeny, kad galite pavadinti kaip tik norite. Bet jie pamanė, jog toks jo atsakymas viena iš jo pjesių vadinsis kaip jūs norite, nors pavadinimas neturėjo nieko bendro su pjesės veiksmu. Štai kaip atsirado ir pavadinimas Bilderberg.